Labas visiems, čia džentelmenų pokalbiai ir šiandien mes svečiuojamės pas daktarą, gydytoją Darių Raubą. Ir aš iš karto klausiu jūsų, kaip jūs konkrečiai ten vadinatės? Aš taip bandžiau ištarti tą žodį, bet jis toks sudėtingas, kuo jūs užsiimat. Paprasčiau būtų sakyti ausų, nosies, gerklės, arba jau tas jau sudėtingas. Jau čia daug labai žodžių. Žurnalistinis otorinolaringologas. Oto ausis, rino nosis, laringologas, gerklų specialistas. Šių specialybė yra tokia, kad galima būti ir kaip terapeutų, tai reiškia žmogus, kuris tik diagnozuoja patologiją ir galima tam tikras gydymą paskirti. Ir kita dalis yra chirurginės intervencijos. Tai reiškia, sakykime, konkrečiai aš esu ir diagnostas, vadinkime, ir kaip terapeutas, ir chirurgas kartu. O kodėl pasirinkot tokią profesiją? Iš tikrųjų, tai aplamai ta pati medicina mano pasirinkimas, nes dažnai būna ypatingai ir dabar vaikai žiūri tėvus. Nes kartais sunku pasirinkti, ypatingai šiais laikais, kai nuo 8 klasės reikia profiliuotis, nors kai tu dar visiškai nieko nesupranti. Tėvai, dar kažkas, pas mes giminėje nei vieno mediko nėra, nei aplinkinių draugų, nei nieko nėra. Mano mama biologė, mano tėvukas inžinierius. Ir aš galvodavau irgi, kad biologija, ten kažkokie drugeliai vaikščiai, tai jos ten iki žiūri, vorai, musę įmeti ten kokį varatinklį, galvoju, būsiu biologu. Ir atrodė, ir papuoliau paskui kažkada į ligoninę. Sinusitas buvo, atrodo, susirgau ir papuoliau į ligoninę ir toks docentas Kašinskas ten konsultavo mane, viskas, sako, ko tu būsi, sakau, biologija, o buvo 12 klasė, gal vidurys buvo 12 klasės. Sakau, biologu būsiu, sako, ką tu veiksi, toks vyras, sako, ką tu laksysi su drugeliais. Tais laikais, sakė, nebuvo tų visų biotechnologijų, dar kažkas, toks buvo biologija, paprastesnis mokslas buvo. Sakau, tai nežinau, sako, tai nenori būti savo gerai mokytis, sakau, gerai, sako, gal medalį net gausiu. Tai sako, tu nenori mediciną, sako, reikia medicinai gerų žmonių, gerai besimokančių. Grįžti namo tėvams, sakau, noriu būti mediku. Tiek, ką? Atsimenat pirmą savo... Taip, tai buvo anginos operacija. Visą laiką dažniausiai mes darome, bet tais laikais dar buvo vietiniai neutroj. Tai reiškia, pacientas laiko tą bliudelį po kaklu, tokį nesidabrinį varinį bliudelį, parištą čia po kaklu ir tu ten susileidė vaistų ir jam įsižiojusiam ten tą darai. O jis viską mato? Tai aišku, jis mato, jis plus mato, kad tu esi visiškai jaunas ir mato, kad už tavo nugaros stovi dar, reiškia, tas docentas arba kitas daktaras ir sako, čia pjauk. Čia tą dalyk, tai tu tikrai supranti, kad ant tavęs neatsitreniruoja, mokosi, tai įsivaizduokit, koks stresas tam ir pacientui ir man koks stresas yra, iš tikrųjų. Tai bijojot pirmos operacijos? Iš tikrųjų bijojau ir rankos tai gana stipriai drebėjo, tai iš tikrųjų tai labai baisu. O kiek jūs metų jau dirbat tą darbą? Dabar turbūt jau bus beveik 20 metų. Kas daug pasikeitė nuo to, kai pradėjot ir dabar? Visiškai. Iš tikrųjų kardinaliai pasikeitė. Prasme, netgi ir technika pati, ir operacinė, principai patys. Ir jeigu anksčiau laikydavom ligonius po operacijos, po bet kurios savaitę ten juos perišinėdavom, ten valydavom tą nosį, ten kažką darydavom. Dabar patiškai visos operacijos atliekamas per parą, galim netgi tą pačią parą išleisti namo pacientus, tiek pasikeitė technologija, ir patyrimas atsirado visiškai kitoks. Bet jūs apskritai esate iš tų, kur kiekvienais metais bent jau po kartą sudalyvaujat kažkokioj išvykęs konferencijoje, kur tobulinatės. Iš tikrųjų tai, vėlgi, tai aš sakau, mes gal iš tos kartos, kur esi toks maksimalistas. Jeigu tu darai kažką, tu turi daryti iki galo ir idealiai. Tai aš pasirinkau tą kelią, kad tu geriau nuvažiuoji į geriausias pasaulio klinikas, kur dirba žmonės, kurie daugiausia tų operacijų atlieka dar kažką. Ir tu nuvažiuoji savaitę, 2 savaitės ir tu pamatai tiek atvejų, kiek čia galbūt per metus nepamatysi tiek tų atvejų, kadangi ten yra specializuotos klinikos, geriausiai žinomi pasaulio chirurgai ir jie siunčia visi centrai būtent ten. Aišku, gerai. Truputėlį pereikim prie pramoginės dalies. Esat dalyvavęs šokių projekte. Kaip čia? Tai pats sugalvojot, buvo pakvietimas kažkoks specialus, ar tiesiog norėjot pasidaryti reklamos? Reklama niekada nėra blogai, bet iš tikrųjų iki to šokių projekto tai aš gal labai taip jau nebuvau kažkur labai televizijoje, kažkur ten žurnaluose, daugiau galbūt tik tais medicinė tema taip toliau. Mes žaidėm tinklinį, man atrodo, ir vienas iš mūsų ten tinklininkų buvo susijusi kažkaip su tuo projektu iškiek ir pradėjo kalbėti apie tą projektą, kad renka žmonės, kad bus tenais žvaigždžių, ten 10 ir renka 5 mėgėjus.
Nu ir kažkaip taip užsiminė, sako, tu esi kažkur, sako, esu ugnelė, biščiuką vaikystėje šokęs tada kažką, bet plus žinodavau, kiek vakarėlių būdavo, aš ten visą laiką jau ant stalo kur nors, tai kaip pašoksi ir dar kažkur, nu, ta prasme, ne tas, kuris sėdėdavo susiklaužęs į foteliukę, ta prasme, aš jeigu eit šokti, tai eidavo pirmasis, nu, kaip aš ten mokėdavau ar ne, bet jau bent jau pasižargliuoti, tenais jau tikrai nesėdėdavo, jau bent panos visus būdavo pašodintas. Patiko? Šiauriai patiko, iš tikrųjų patiko, tai buvo didelė pamoka, aš manau, tai yra pusę metų buvo toks intensyvus gyvenimas, kad praktiškai, man kas įdomiausia, tokie epizodai, aš turėjau mano šokių partnerė buvo Elena Auksaitė, jinai buvo 11-okė dar, mokinukė dar, reiškia, jinai, reiškia, dar tik gyvenimą matanti, jinai repeticija 3 valandą, o man ten operacijos, konsultacijos ir aš vėluoju, 3:30 atlėkiu, jinai sako, mobiliaką pasiėmus, ten toks meškutis prikabintas. Ir vėl jūs, daktarė, pavėlavote, ir vėl jūs su tokiam pretenzijom. 11-okė man jau, aš jau vis dėlto jau buvau toks jau daktaras viską ir mane pastoviai, tu vėl pavėlavai, tu vėl. Bet paskui jinai pati stojo kineziterapiją, dabar jau aš palaikom dar su jie vis ryšius. Ir jinai sako, nu dabar aš dar suprantu, kad nu, toks darbas toks, nu, kad tu negali ten pasakyti, kad va, atėjo pacientas, atvažiavo iš kažkokio kaimo iš toli, sakė, ne, aš važiuoju dabar repeticiją. O, bet šiaip jūs iš principo esat labai aktyvus, aš taip įsivaizduoju, sportui skiriat daug laiko. Aš skirčiau labai daug, bet man aš 2 vakarus jau toks esu išsikovojęs, bet vis namuose bando ko nors suviliuoti, ar skanią vakarienę, ar dar kažko, gal pabūk šį vakarą, nu, bus skaniai pavalgysim dar kažką, bet aš žinau širdį, kad jeigu vieną kartą nusileisi, antrą kartą ir tu prarasi tą poziciją. O kokį sportą mėgstat? Aš visą gyvenimą žaidžiau tik krepšinį. Ir buvom mes net, kai turėjome mūsų ligoninės, netgi buvo Santašių komanda medikų ir būdavo tokie net turnyrai, Lietuvos medikų čempionatas vyko ir Vilniaus krepšinio lygoje žaidėme, paskui netgi važiavom ir buvom laimėję pirmą vietą ir Latviją, ir Estiją važiavom, net kai tokie buvo, net dalyvavom tokių medalių su pasaulio medikų čempionate, dalyvavom, reiškia, vyksta, kas kiekvienais metais vyksta toks, reiškia, medikų kaip čempionatas, tai ten dalyvavom. O paskui kažkaip gavosi, kad ten kompanija mano toliau pradėjo treniruotis, sportuoti, kažkaip man nebesutapo laikai ir pradėjau aš tinklinį žaisti pliažą. Ir dabar aš taip esu išprotėjęs ant tinklinio. O ką jums apskritai reiškia šeima? Jūs dabar turit mažą dukrytę, kuri nuo jūsų neatlimpa niekada, tai yra tėčio dukrytė, aš taip suprantu. Ką jums reiškia šeima? Nu, šeima, aš manau, iš tikrųjų, vėlgi, šeimai žmonės turi irgi subręsti. Ypatingai mes tokie vyrai, kurie tokie esam... 9 gyvenimus. Turim 9 gyvenimus iš tikrųjų ir mums suprast, kada tu jau pasiruošęs tam jau tokiam gyvenimui, kur jau reikia ir būti poroje, ir turėti atsakomybę. Nes mesgi pripratę vis dėlto, nu čia aš galiu čia tą, man ir to reikia, o iš tikrųjų šeima tą miščiuką aplaužo sparnus šiek tiek ir tokius tam tikrus rėmus įdeda, nu tu jau nebegali būti vien tik aš. Tu turi kitą žmogų ir turi, reiškia, kažkai atsiranda vaikai, aišku, kad visiškai keičiasi tas žaidimo, tas taisyklės. Tai jumise yra daug to džentelmeniškumo tokio? Tai aš ir manau, galvoju, jeigu tavo laida, kas yra džentelmenas, tai aš galvoju, tai čia ne tas, kuris čia į troleibusą užleidžia, tenais atsisės užleidžia. Jūs nevažinėjat troleibusų? Kažkada važinėjau, bet ta prasme, pro duris, aš suprantu, čia tiesiog, turėtų būti normalus dalykas, negalvoju, kad džentelmenas tiesiog eina moteris ir praleidai tu net akimis pralydį. Džentelmeniškus, aš manau, kad tu gyvenime savo antrai pusėje, savo porai, savo viską leidi jai būti savimi irgi. Ta prasme, kad jei nori karjeroje, jinai gali karjeroje, turi dar prisidėti prie jos karjeros tobulėjimo. Tu neturi užspausti, kad čia aš esu vyras, aš čia daugiau uždirbu, čia aš visas šeimos bosas, aš viskas ir čia viskas tai bus. Tai aš manau, tas džentelmenas yra tas, kuris šalia savęs kito žmogaus neužgožia ir padaro jį dar netgi gali iškelti ir padaryti jį laimingesnį. Tai ačiū Jums labai už pokalbį, sėkmės Jums visur ir visame. Ačiū.